Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija yra šios laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Šiandien laidoje itin svarbi ir aktuali tema – baimė, kaltė, stresas ir visa tai, kas yra susijęs su finansais. Galbūt atpažinę tas situacijas galime pakeisti savo sprendimus ar bent jau nusiraminti, jog visa tai yra natūralu, o galbūt galime ir pakeisti. Tai iš šios klausimus mums padėti atsakys nuostabus psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Tai sveiki atvykę. Labai. Ačiū, jog nusprendėte pasidalinti savo mintimis ir įžvalgomis tema, kuri tikrai yra labai svarbi kiekvienam Lietuvos gyventojui. Tai kaip vis dėlto tas mūsų finansinis nepriteklius paveikia visą emocinę būklę? Turbūt atsakyti šitą klausimą reikėtų iš kelių pjūvių, nes viena vertus yra žmonės, kurie visą laiką tokioje būklėje gyvena, tai jie kaip ir susitaikė, jie per daug net nekreipia, jie net nelabai supranta, kad jų galbūt psichologinė būsena kažkaip tai keičiasi. Tiesiog jie taip gyvena ir viskas. Žmonės, kurie pakeitė tam tikrus dalykus, tai yra, buvo galbūt turintis pinigų ir staiga nebeturi, arba buvo kaip tik neturintis ir staiga jie turi. Tai šitose situacijose tai aiškesnis yra tas stresas patiriamas, nes žmonės sako, pergyvena dėl to, kad jie neturės. Net jeigu jie ir turi pinigų pakankamai, jų sąskaita yra, jie kažkur pasidėję, ten saugo dar pinigų, bet jiems vis tiek yra kažkoks tai nerimas, nes jie yra išgyvenę laikotarpį, kada neturėjo, tai yra vaikystė tikriausiai dažniausiai. O žmonės, kurie neturi pinigų, jie gali būti, kad kai kada pastoviai jaučia kažkokį stresą, ar jie turės ar neturės, nes ką reiškia tas stresas ir kodėl jis gali kilti. Tai reiškia, jeigu aš galvoju, kad man mėnesio gale neužteks ant maisto, jeigu aš vienas gyvenu, tai gal kaip ir mažesnis stresas, nes tik tai vienu turiu pasirūpinti. Bet jeigu tai yra šeima ir reikės savo namiškiams iš kažkur tai ten rasti maisto, o aš matau, kad galimai pinigų neužteks, tada didesnė atsakomybė, didesnis stresas, tada didesnis pergyvenimas dėl to, kasgi ten su manim bus ir kas atsitiks. Šitose situacijose, aišku, yra žmonių, kurie pereina į tą tokią kitą pusę, kur neturiu pinigų, tai skolinsiuosi, neaišku, ir skolinas dažniausiai iš greitųjų kreditų, nes ten jiems duoda, nes visur kitur nieks neduos, nes kitaip rizikos skaičiuojamos. Taip. Ir kas atsitinka, kad jie tada įkrenta į didesnės skolas, tada jie neturi pinigų, jie nedirba tada jokio, po to vėliau tikriausiai po skolos nebedirba jokio oficialaus darbo, dirba kažkur tai, kur moka juodais pinigais, iš jų nieks negali išsipešti ten tų pinigų. Jie irgi turėtų pergyventi tikriausiai dėl to, bet labai priklauso irgi nuo charakterio ir asmenybės, ar tas žmogus labiau pergyvenas ar ne. Bet jeigu imtumėm labai tą paprastą žmogų, vidutinį žmogų, kuris uždirba tų pinigų ir jis žiūri, kaip čia jam išmaitinti šeimą, kaip vaikams aprūpinti tą dabartį kažkokį, jis gali labiau patirti tą stresą vien tik dėl to, kad jis žino, kad man nebūtinai užteks. Ir va ta nežinomybė įkelia nerimą ir tą, vadinkim, stresą, nes visi supranta, kad čia stresas, bet labiau tai dažniausiai būna tas tiesiog nerimas. Ir ilgai besitęsiantis nerimas, jisai yra stresas mūsų psichologiniai būsenai ir dėl to ilgai patiriamo streso gali vystysis ir kiti dalykai, kitos problemos, jau ir fizinės problemos, kažkokios ligos atsirasti, ar psichologinės ir fizinės. Ir dar atsiranda dar daugiau problemų, dėl kurių galima nerimauti ir jaudintis. Ir taip tada tas ratas sukasi. Tai tikrai gali būti didelis momentas. Ir pinigai yra svarbus, jų kiekis yra svarbus tam, kad mes galėtum patenkinti savo tos bazinius fiziologinius poreikius, tai būtinai namai, maistas. Ir kad nebūtų šalta. Tai šitie dalykai yra pagrindiniai. Visa kita jau yra ant viršaus. O kaip tokie atvejai būna, kai žmonės du gyvena šeimoje ir vienam iš jų staiga pajamas sumažėja pajamos ar dėl darbo netekimo, ar dėl sveikatos pasikeitimo ir kažkokių kitų priežasčių, kaip pavyzdžiui, ypatingai vyrų pajamos sumažėja ir tada, tarsi gaunas taip, kad moteris yra pagrindinis šeimos maitintojas. Kaip tai paveikia visą situaciją? Labai priklauso nuo to,
vėlgi kaip santykė žmonės yra, jeigu mes imtumėm tą tokį stereotipinį santykį, kur atrodo vyras turi išlaikyti šeimą, tai toje situacijoje yra labai sunku ir vyrui, ir moteriai, nes abudu nepritarė tai situacijai, abiems yra sunku. Bet kaip žinome, Lietuvos moteris, jos yra pasiaukojančios. Tai yra tiesiog toks kažkoks tai genas yra, kad jos pasiaukos. Ir kartais pasiaukodamos jos nebrėžia kažkokių tai ribų. Jos tada dirba daugiau, atranda iš kur tų pinigų prasimanyti, o vyras kartais, čia vėl neteisyklė yra, bet tik tai kartais ir tiesiog, kaip sakant, tokios mini situacijos gali būti, gal net naudojasi to pasąmoningai, nes, taigi yra tų pinigų, taigi mes nemirštam. Tai aš čia ieškau darbo, ieškau gyvenimo, ieškau, kas čia veiks. Čia vėlgi priklauso nuo to, kokiame statuse yra tie žmonės. Jeigu tai yra tas iki vidutinio išsilavinimo žmonės, tai jie tada labai greitai, nes tai yra mažai apmokamas darbas, jie netenka vieno darbo, kur mažai apmokamas, tada jie greit susiranda kitą apmokamą darbą. Čia jeigu nekvalifikuotas. Jeigu taip, nekvalifikuotas. Jeigu kvalifikuotas, tai žmonės ilgiau gali užtrukti ieškoti tą darbą, nes jie vėlgi vertina save ir jie negali bet kokio darbo, jie nenori bet kokio darbo priimti, tada antrai pusiai tenka ilgiau tempti tą naštą. Be abejo, jeigu santykiuose viskas yra tvarkoje, yra pasitikėjimas, yra kažkoks lygiavertiškumas, tai tokios situacijos gali tik tai sustiprinti santykius, nes yra bėda ir tada mes abu susikaupiam. Jeigu yra atvirkštinė situacija, kad, pavyzdžiui, yra komunikacijoje problemų, tai, bet čia yra ta problema. Nes jeigu yra kitų problemų, tai yra jau šiaip mes keistai bendravom, pas mus yra kažkoks galbūt ne iki galo atvirumas, neaišku, kiekgi ten tų pinigų buvo uždirbta ir kurie buvo dingę, galbūt ne visus pinigus parodė ten, bet čia vėlgi yra irgi nuo finansinio modelio priklauso šeimos, nes kai kurie atskirai savo finansus tvarko, nors gyvena šeimoje, bet jie atskirai tvarko. Ir tada atrodo, vienas moka už vieną, kitas moka už kitą ir ten neaišku, ar kas daugiau, kas mažiau moka. Ten tokia makalynė gaunasi truputėlį, nes kaip ir jeigu šeima, tai finansai atrodo galėtų būti bendri ir mes kartu viską, bet yra toks, gal čia kaip juokas yra, bet taip žmonės daro irgi yra, kur yra, ką uždirba žmona, tai yra žmonos, ką uždirba vyras, tai yra šeimos. Tai čia yra tas stereotipinis kartais toksai pamąstymas ir tame irgi kartais gali būti problema, ypatingai jeigu, partneriai yra įpratę šeima yra įpratusi prie vienokio komforto ir staiga vienas iš jų netenka kažko, tai jeigu netenka vyras, kuris atrodo galėjo būti didesnis šeimos maitintojas, tai tada visiems yra didesnė problema, jeigu moteris netenka, o jinai buvo labiau tokia, kažką prižiūrėjanti, bet čia vėlgi nesinori nieko nuvertinti, nes skirtingų labai modelių yra. Ir būna, kad abudu suneša tas santupas ir galbūt toks logiškiausias yra momentas, kur abudu suneša santupas, žino, kiek ten tų pinigų yra ir tada yra tas toks lygiavertiškumas, kad mes kartu, čia mūsų šeimos pinigai ir mes kartu pasiskirstom, kiek ten kam reikia tų pinigų ir kartu sprendžiam, kokius didesnius pirkinius pirkti ir kad mokam tada vis tiek iš bendros sąskaitos, į kurią kartu sunešam. Ir tada jokio skirtumo, kas kiek uždirba, nes tai yra mūsų bendri pinigai. Kai ten yra atskirai, man atrodo, čia didesnė yra problema, nes prasideda tada kartais ir toks skaičiavimas. O tai kiek tu? O tai kiek tu? Ir kam tu? Taip, ir tada, o tai kam tu? Nes, ten vėlgi, gal kažkas, pavyzdžiui, dabartinėse situacijose, po COVID, tai buvo ir vis dar gal taip yra, kažkas dirba iš namų, Tai iš namų dirbant gal ten mažiau tų sąnaudų, galima ten namuose gal maistą pasigaminti. O gal atvirkščiai kaip tik užsisakinė, jeigu dirba iš namų. Kažkas dirba kitur, ofise, ir tada ten eina valyti gal kelis kartus per dieną kažkur, tai jau ne namuose, ir ten tos išlaidos išauga, ir tada irgi toks, o tai kaip tu čia, o tai mes gal čia taupom, ir toks, tai komunikacijos aiškumas yra labai svarbus, kad būtų labai aišku ir apie tai reikia kalbėtis, tai nėra kažkoks tabu. Aha, bet kaip tą pokalbį vest, nes, aš įsivaizduoti tik tai galiu, jeigu žmogus nėra linkęs atvirai komunikuoti, tai kaip galima būtų bent šiek tiek į atviresnį pokalbį išeiti su savo antrą pusę, kad, turim situaciją, kokią turim, bet kaip mes ją kartu galim spręsti. Nebūtų tos tokios trinties namuose. Bet čia yra ne vien su finansais susiję, nes jeigu yra problema kalbėtis, tai nekalbėtis apie viską yra problema.
Tai nėra čia vien tik tai apie finansus. Finansai taip, kad ir gal didesnis toksai tabu, bet čia irgi, man atrodo, šiuolaikinėje visuomenėje yra ganėtinai paprastas ir suprantamas dalykas, kad mes turim tos finansus ir mes kažkaip tai turime išgyventi ir turime apie tai pasikalbėti. Bet be abejo, jeigu žmonės neišsako savo lūkesčių, jeigu jie neišsako savo poreikių arba nori kažkokių, tai kaip aš norėčiau, kad finansai būtų tvarkomi. Arba kodėl vienaip arba kitaip mes galim tvarkyti. Kažkas gal jaučia ten kažkokią tai baimę, tai jeigu mes čia dabar kartu vesim savo ten tos pinigus, tai man bus ribo kažkur, mane ribos kažką, aš kažko negalėsiu įsigyti ir panašiai. Tai čia yra, svarbiausia yra su tom baimėm ateiti ir pasakyti, o ne užsidaryti, nes yra labai sunku, kai žmonės turi savo kažkokių tai baimių ir tada jie užsidaro, aš nekalbėsiu tas baimės, nes aš bijau, kad taip atsitiks. Bet dažnai ir tai būna, kad jeigu žmogus bijo, kad taip atsitiks, dažnai, kad taip ir atsitinka, nes jisai nepasako, kad jam tai rūpi. Tai čia yra didžiausia problema. O kaip jau prieiti? Čia vėlgi, turbūt, kad mes turim suvokti, jeigu mes neturime įpročio kalbėtis, reikės iš toliau ir reikės ilgiau apšildyti auditoriją. Tai reikės kažkiek tai šildyti ten kažkokį dalyką. Nes šiaip, jeigu tai paprastai, tai turėtų būti labai atviras pokalbis, sakyčiau, aš jaučiuosi taip ir taip, aš manau, kad gal galime čia taip daryti. Ir svarbiausia nuo savęs kalbėti, o ne eiti per tą tokį, žiūrėk, tu nieko netaupai. Aš taupau, tu nieko netaupai. Tai eiti daugiau per asmeninę. Taip, ir nepulti ir nepriekaištauti, nes jeigu pokalbis prasideda nuo priekaišto, nes ten aš supykau, nes žiūrėk, mes čia neturim pinigų, o tu čia kiek jau kartų buvai išvažiavęs ten kažkur su draugais į sodybas, tai kiek čia kainuoja, ašgi nežinau kiek. Kas kiek išleido ir kiek įnešė. To priekaišto reikėtų vengti, nes priekaištas tik sukuria vis dėlto vieną dalyką, tai yra atstumą vieną nuo kito. Ir mes turėtum, vėlgi, jeigu norim kalbėti, tai mes pradėkim nuo savęs, kad nekaltinti. Ir ten, jeigu matom, kad kitas asmuo pradeda kažkaip ten blaškytis, nes jam ten jau atrodo, kad čia įkaltins, tai reikia, aš nieko nekaltinu, aš tiesiog noriu, kažkaip tai išsiaiškinti, kad mums abiem būtų aišku, kad ir aš žinočiau. Ir čia yra tas, kad aš žinočiau, tu žinotum, kad mes turėtum kažkokią strategiją ir mes galėtum link tos strategijos eiti. Nes kitu atveju tai atrodo, tai kas tada ta šeima yra, kas ten ta draugystė, ką mes ten darom ir kam čia visą tai reikalinga, jeigu atrodo mes negalime tokius paprastus, čia yra labai paprastas dalykas dar. Finansai yra paprastas. Yra ir sudėtingas. Taip, yra ir sudėtingiau, ten pavyzdžiui, kaip ten seksualiniai santykiai yra sudėtingas, kur ten jau dar didesnis tabu, ten kažkokie tai ten gal tėvų santykiai ir ten irgi sudėtinga. Finansai tai atrodo toks kaip paprastas momentas, bet vėlgi, paprastas kai kam. Jis tikrai yra svarbus. Ir kitas dalykas, kaip mes atsinešam iš vaikystės dar tą momentą. Jeigu mūsų tėvai labai laisvai kalbėjo apie biudžetą, ir jie žinojo, kas yra biudžetas, jie sakė, žiūrėk, mes tam skiriam, čia viskas yra ok, ir vaikai girdė, kad, čia tėvai kalbas ir jie nekelia balso, nepyksta, niekam ten nėra kažkokių tai liūdnų akimirkų, tai jie išmoksta, kad labai paprasta kalbėti. O kaip iš vaikų perspektyvos žiūrint, ar yra naudinga vaikams, kai tėvai komunikuoja su vaikais, kad pavyzdžiui pas mus šeimoje finansų yra pakankamai arba yra trūkumas? Gal daugiau iš trūkumo pusės, nes to pilnatvėje yra lengviau. Tai mes apie pilnatvę niekada nekalbame, mes kalbame tik apie trūkumą. Taip. Šiaip turbūt, kad nesvarbu yra pilnatvė ar trūkumas, vaikam nereikėtų gal per stipriai akcentuoti to ir nereikėtų labai stipriai prikaišioti toje situacijoje, kai eina parduotuvė ir sako, bet aš neturiu pinigų tau nupirkti. Tai vaikų vis laiką trūkumas toks. O iš tikrųjų tai ten saldainis ar dar viena dovana, tai nėra, kad aš neturiu pinigų, bet tai yra ar ten nesveika, ar ten yra tas, kad mes susitarėm tik tai vieną. Arba neprioritetas. Taip, čia turi būti labiau ta komunikacija per tą, kad čia nėra, tai nes labai paprasta yra. Tarsi vaikas negali nieko padaryti. Pasakė, pinigų nėra ir viskas. Tai ką man, nėra pinigų, viskas. Tai atrodo, kad nusimušiau, čia ne mano problema, viskas, nėra pinigų, nepirksim. Ir tada vaikui, iš tikrųjų formuojasi tas toksai pinigų, čia toks įsitikinimas formuojasi ir tikrai ne vienas gali prisiminti savo vaikystę ir jeigu jinai buvo vargingesnė ir jie lygina save su savo ten klasiokais ar grupiokais, jie gali pamatyti, kad
aš praščiau jaučiausi, nes aš žinau, kad mes neturim pinigų. Tai nepilnavertiškumas gali atsirasti. Taip. Ir kitas dalykas - įsitikinimas apie pinigus. Tai yra įsitikinimas, kad aš galbūt esu neturtingas ir aš galbūt niekada nebūsiu turtingas. Va šitie įsitikinimai yra baisiausi. Kai kada žmonės perauga tą ir aišku, jiem iš baimės yra tokių žmonių, kuriem baimė yra neturėti pinigų, tai jie labai turtingi yra dabar. Bet jų baimė neturėti pinigų niekur nedingo. Ta prasme, jie yra turtingi, sąskaitose ten sėdi šimtais tūkstančių, bet jie vis tiek bijo, kad jie netekstų pinigų, nors jų turi pakankamai. Tai nepriteklio baimė? Taip, nes yra tas išgyventas kažkoks tai jau buvimas nepriteklė ir ką žmogus darė siekdamas tų pinigų, tai jis realiai tik tai bandė, kaip čia, nežinau, tokia perrėžta žaizda, bandyti pleistrius užklijuoti. Reiktų siūt. O siuvimas jau yra kitoks procesas, ten reikėtų, taip, psichologiškai reikėtų tą pereiti, bet žmogus tiesiog bandė pinigais uždirbtais, uždėsiu pleistrą, bus geriau, bet uždedu vieną pleistrą, jisai susinaudoja, reikia didesnio pleistro ir tada dedu ir niekas nepagyja. Tai pinigų turėjimas to nepakeis, tada jau reikėtų daugiau dirbti savarankiškai ir su specialistu. Mes žinom, kad pinigų turėjimas žmonėm šiaip gyvenimą keičia tik iki tam tikro lygio. Po to jisai nebesuteikia laimės. Tai čia kalbam apie pagrindinį tą užtikrinimą, saugumą. Taip, jeigu man trūksta pinigų maistui, jeigu man trūksta pinigų baziniams poreikiams patenkinti, tada pinigų padidėjimas suteikia tam tikrą laisvę ir tada aš geriau jaučiuosi. Bet jeigu aš uždirbu dar daugiau pinigų, tai atsiranda vėlgi klausimas, kaip man juos išsaugoti, nes aš bijau, kad aš jų neteksiu. Ir tai nebesuteikia tos pačios laimės. Ir tas siekis dar daugiau pinigų iš dalies tik tai, ką padaro, mūsų tam tikrus įsitikinimus tenkina, kad ten, jeigu aš būsiu turtingas, tai mane labiau gerbs ten, tai apie statusą, kai kada ten bandoma savo savivertę kažkaip tai auginti per pinigus, nors realiai niekada tai nepadeda, nes savivertė nėra iš išorės būdais auginama, tik tai iš vidaus. Ir tai yra psichologinis darbas, o ne kažkoks, tai va, ten automobilį nusipirkau, tai dabar visi atsisuka į mane pažiūrėti ir man atrodo, kad wow, bet grįžtu namo ir man yra liūdna ir aš esu vienišas, tai nieks nepasikeitė realiai, tik tai, kad stovi brangus automobilis kieme ir ką, nuo to laimės daugiau? Ne, bet jeigu žmogus yra iš dalies susitvarkęs su savo savivertės klausimais, tai pinigai jam tiesiog suteikia laimę, ta tokia laimė ir laisvė, nes jis gali labiau aiškiau panaudoti, jis gali tyrinėti pasaulius, jis nebijo tų pinigų išleisti iš tikrųjų. Nes kame yra problema, jos uždirbti, tai uždirba, bet bijo kartais išleisti, nes o ką jeigu neturėsiu. O jie ir skirti realiai, tam tokiam užsitikrinimui saugumo kažkokiam finansiniu, bet vėliau, tai kiek ten tų pinigų reikia užsitikrinti saugumą? Kažkiek reikia, bet nereikia ten kaupti. Visą kitą yra judėjimui. Taip, ta prasme, tai ir tada yra esmė, kad aš kažkokiu būdu ar ten investuoju, kas irgi gali būti su rizika susiję, bet pažinimui labai daug. Kelionės kažkokie, tai maisto pažinimas gali būti. Gali šiaip visokios patirtis, tai jos visus kainuoja pinigų, bet kadangi aš jų turiu, tai aš galiu savo tai leisti. Tai gali savo leisti tik žmonės, kurie jau turi pinigų, nes tas, kas neužpildė ten savo tų bazinių poreikių, tai jis neturi svajoti apie tai, kad ten, jis norėtų ir tai viskas yra tvarkoje ir labai gerai tą svajoti. Bet tada jau to asmens prioritetas turėtų bazę susitvarkyti. Visą laiką mes turim turėti turbūt bazę visą laiką užsitikrinti tam, kad, čia ir finansinio raštingumo, man atrodo, klausimas visą laiką yra, kad finansinę pagalbę. Taip, tą pagalbę turėti, kad jinai būtų ir jinai kažkaip tai man, kad jeigu kas, tai aš žinau, kad viskas bus tvarkoje, kažkiek laiko išgyvensiu. Tai to užsitikrinimas, man atrodo, pirmas yra žingsnis, o vėliau jau yra turbūt, kad jau taip atsiranda ta laisvė truputėlį. Kai kuriems žmonėms, kuriems saugumas susijęs su pinigais, pinigų atsiradimas išlaisvina kažkiek tai. Jie pradeda labiau pasitikėti savimi, bet vėlgi ne visiems. Čia yra, kiek žmonių yra tiek situacijų. Taip apibendrintai yra kažkas tai, bet mes žiūrėsim, kad yra ir išimtas. Tai tokio ir gyvenimo patirtis, ir vaikystė, ir visa kita. O kalbant apie gėdą, bet irgi ką tenka pakankamai dažnai pastebėti, jau pavyzdžiui, apsipirkinėjant parduotuvėje ar pamačius brangesnę prekę, pa žmonės įsijungia toks gėda pripažinti, kad aš negaliu to įpirkti.
iš kur tai ir apie ką tai apskritai yra? Nu, jeigu mes žiūrėtume tiesiog, ką gėdos jausmas reiškia, tai gėdos jausmas yra, signalizuoja tokį, kaip aš esu kažkoks negeras, blogas, sulaužytas, defektuotas ir panašiai. Tai čia vėl savivertė? Taip, tai yra vėl apie savivertę. Tai yra, kad aš prieš kitus toks atrodysiu. Net jeigu aš negaliu sau leisti nusipirkti kažkokio tai ten daikto, o matau, kad mano draugai turi tokį daiktą, tai man yra gėda, kad jie mane galbūt atstums, ar jie mane nevertins, ar aš noriu pritapti, nors tiem draugam visiškai vienodai, jie niekada apie tai negalvoja. Bet aišku, jeigu jūs esat su tokiais draugais, kur yra be abejo, na, vadinkim, tas paviršutiniškumas labai vertinamas, tai jo tada yra sudėtinga, tada žmonės verčiasi per galvą, ima kreditus tam, kad galėtų nusipirkti daiktus, kuriuos turi kiti, nors jiem ne pagal išgales. Tai aišku, kad nereikia. Čia kaip ta taisyklė yra, žmonės neturintys pinigų perka daiktus, kurių nereikia, kad įtiktų draugams, kurie nėra jų draugai. Tai ir kad įrodytų tą savo vertę, taip, tokį statusą kažkokį. Kurios negali užpildyti viduje, tai bando užpildyti išorę. Taip. Taip. Tai ačiū Jums, kad pasidalinote savo žiniomis ir aš tikrai labai tikiu, jog po šitos laidos daugiau žmonių susimastys apie savo tą vidinę savivertę, kaip jie patys vertina save ir pradės ieškoti atsakymų ne piniguose, o viduje labiau. Tai aš tikrai kiekvienam mūsų laidos žiūrovui to ir palinkėčiau, tai pasirūpinti baze finansinę, o visą kitą tiesiog dirbkite su savim, investuokite į save ir ačiū dar kartą, Dainiau, jog atvykote į Finansų akademiją. Iki kitų susitikimų.